Klientas Telia Lietuva į mūsų komandą kreipėsi su poreikiu savo administracinio pastato pirmame aukšte įrengti erdvę, kurioje galėtų organizuoti renginius, o jiems nevykstant erdvę išnaudoti kaip foninės muzikos vietą ir per didelį LED ekraną transliuoti vidinės komunikacijos turinį. Vienas iš sprendimų beveik 5 metrų pločio aukštos 4K raiškos LED ekranas, kurio tvirtinimui nebuvo padaryta nė viena skylė pastato fasade, o suprojektuota laikiklių sistema leido ekraną sumontuoti ant fasadinių pastato langų. Projektuojant garso sistemą šioje erdvėje buvo atsižvelgta į tai, kad patalpa yra itin aukšta, yra daug kietų paviršių, aplinkui yra stiklas. Tam tikslui buvo parinkta profesionali garso sistema, kuri sumažina aidą, užtikrina gerą garso dengiamumą ir puikų kalbėjimo suprantamumą. Projektuojant garso sistemą buvo nuspręsta įgarsinti ne tik pastato pirmą aukštą, bet ir antro aukšto balkoną, tam, kad darbuotojai renginius galėtų stebėti ir iš jo. Sistema sukurta taip, kad ją būtų paprasta valdyti. Recepcijos stale yra valdiklis greitoms funkcijoms, o planšetinis kompiuteris leidžia sistemą valdyti su išplėstinėmis funkcijomis. Esame čia Vilniuje, įmonės būstinėje, kur kasdieną dirba iki 1000 kolegų, kurie turi įvairiausių poreikių. Čia organizuojame renginius, norime kolegoms transliuoti įvairias žinutes. Tam mums reikėjo dedikuotos ir ryškios vietos. Na ir čia būstinės centre tą vietą ir radome. Sumontuotą vaizdo ir garso įrangą naudojame 2 tikslams. Kasdien vidinės komunikacijos žinutėms transliuoti ir didesnių renginių transliacijoms organizuoti. Iš principo sistemai reikalavimą kėlėme vieną, kad kiekvienas čia dirbantis kolega, nepriklausomai nuo to, ar jis IT specialistas ar apskaitos specialistas, galėtų šią sistemą naudotis lengvai, be papildomų apmokymų. Įsitikinome, kad Lantel yra tikri savo srities profesionalai. Jie ne tik išpildė mūsų reikalavimus ir viziją, bet ir nuosekliai konsultavo bei padėjo mums pradėti šią sistemą naudotis itin sklandžiai.